Jaukių namų skiltyje šiandien kalėdinės nuotaikos, šventės ne už kalnų. Tad pats metas daryti ne tik gerus, bet ir gražius darbus. Apie tai ir pasakojame. Interjero kultūra yra vienodai svarbi kaip ir aplink esantys žmonės. Tuo įsitikinusi interjero, drabužių bei aksesuarų dizainerė, interjero prekybos centro Domus galerija vadovė Aušra Žvirblienė Haglund. Be to, jei mūsų ir artimųjų širdise artėjančios kalėdos, tuomet ir namų ar darbo aplinka paliesta to gražaus šventinio jausmo. Man kalėdos prasideda jau gruodžio pradžioje ir tai yra grožis, ir tai yra gėris, ir tai yra šiluma, ir tai yra noras būti šalia savo artimųjų ir šalia gėrio. Tai vat ir čia buvo sugalvota mūsų šventė, kuri įvyks Domus galerijoje gruodžio 19 dieną. Tai yra pirk grožį savo ir dovanok gėrį kitiems. Tai yra labai dvi surištos savokos grožis ir gėris, nes čia kaip tik bus organizuojamas aukcionas, tai bus interjero daiktai, kurie galės tapti dovanom tiek žmonėm, tiek jų artimiesiems. Ir kiek bus paaukota, už kiek bus nupirktas tas daiktas, tie pinigėliai atsidurs tokia organizacija, kuri vadinasi Mamų unija, ir tai bus skirti pinigai vaikų sergančių onkologinėms ligoms gydymui. Tad kiek mes surinksime tiek tų pinigėlių, tiek mes galėsime padėti ir tiems, kuriems gal tai yra vienintelė ir paskutinė viltis. Grožiu ir gėriu galima mainyti, sako pašnekovė, patiems mažiausiems padovanosianti galimybę papuošti galerijos eglę. Ir dar, sieksianti įrodyti, kad aukcionui nebūtinai reikia galybės pinigų. Jis gali tapti ir savotišką kultūros dalimi ir žaismingą besimezgančią tradiciją, šį kartą dovanosiančią pagalbą. Manau, kad gerą daryti reikėtų kiekvieną dieną. Reikėtų pagalvoti apie tai, kaip mes norim, kad mums kas nors padovanotų gerą. Ir turbūt kiekvienas atsakysim taip, kasdien, net mestinai. Tai jeigu mes pradėsim nuo savęs ir pradėsim nuo šiandien, tai kiekviena diena bus mūsų kalėdos.